Pagrindinė priežastis, kodėl mes esame čia, tai yra Monikos personalinė paroda Mišrūnai Pekloje. Ir jau ir Linas paminėjo, kad bendradarbiauti mes su Monika pradėjom senokai, dar nuo studijų Dailės akademijoje. Kiek šių metų praėjo? Praėjo turbūt kokie gal 5. Daugiau gal net siaubas. Va, kažkaip labai tie metai dėl to, kai... Dėl to aš ir klausiu ir pats bandau suvokti. Nu taip, jau dabar 3 personalinė. Taip, siaubas. Tai mes ir tuo kart mane, kaip čia Linas teisingai ir pasakė, esu medievistė, tai iš tiesų mano išsilavinimas ir pagrindinė tokia tyrimų sritis yra viduramžių kultūra. Tik tai, kadangi ją žiūriu iš šių dienų perspektyvos, tai tenka domėtis ir šiuolaikinė kultūra. Ir tais senais laikais, kurių mes dabar tiksliai suskaičiuojam, kaip Nika rašė savo magistro darbą, darė meninį tyrimą, tai buvo man nuostabu, kad atėjo studentė, kuriai nuoširdžiai rūpi viduramžiai. Ir rūpi ne iš vienos pusės ne kaip gražus paveiksliukas, labai dažnai taip yra toksai santykis. Oi, pažiūrėkit, kaip ten aguonos ištapytos, ar ten kokios nuostabios žemuogės ir panašiai, žiūrint tuos foliantus, arba koks kostiumas, spalvos, mes turim įvairiausią. Bet jinai domėjosi viduramžiais konceptualiai ir akstamas šitam susidomėjimui buvo nesupratimas arba klaida. Tai mūsų tas visas tyrimas ir buvo tam tikros tokios našios klaidos ištakos. Nes kiek nūdienos medievistika užsiima aiškinimų kūrinių, ikonografijos, santykių ir taip toliau. Aš kalbu jau labiau apie dailės istorijas. Jau nekalbant apie visą tekstologinę dalį, komentarai ir pasakai autorių ir įsivaizduoji biblioteką, didelę biblioteką vien komentarų apie jį. Va. Tai Monika turėjo tą santykį ir tebeturi tokio gilumo ir lengvumo tuo pat metu. Tai yra, kad neslepiant, kad mes viską galime suprasti, kad mums viskas tai aišku, arba kad mes galim panirti ir neišbristi iš tų komentarų keliaaukščių, keliasluoksnių, bet turėti nuostabą šiandienam kaip atradimui, kaip motyvui ir kaip nesupratimui. Ką labai neslepiant, sakykime, kad stokoji lotynų kalbos žinių, bet kada pasinaudoji įvairiom vertimo galimybėm. Ir šioje vietoje pamatai, kas irgi labai sena praktika yra, kad mes vertime galim ne tik tai prarasti, bet ir vertime atrasti. Vertimas sukuria, vertimas perkeičia dalykus. Ir čia jos parodoje aš visų pirma, manau, matau tą keliapakopę vertimo nuostatą. Tai yra vaizdinis vertimas. Yra tekstinis vertimas ir vertimas praeities į nūdieną. Bandymas kalbėti ir kalbėjimas šią prasme. Ir ypač pradžiugino tandemą su Kristijonu Žungaila. Ir taip pat Lino žodis graždirbystė, tai dabar tiek jau jį įgudau vartoti, kad čia pridaryta grožio. O vienas iš tokių, kadangi jau pati ir paroda yra Mišrūnai Pekloje ir paskatino būtent 2 šitos klausimus man asociatyviai peržiūrėti, kaip suprantamas mišrumas viduramžių dailėje
Na, ir kaip suprantama, sekla. Tai du tie įvykiai. Tai priminsiu pradžioj, kad pekla yra jau amžinybės dalis. Va. Tai yra, kai jau laikų pabaigoj visi turėsim savo amžiną, vieniems bus amžinas rojus, o kitiems amžino pekla, kuri labai dar stebino ir Šventą Augustiną, nes ta dilema, kad šitiek bus ten kančių, bėdų ir visa kita, ir amžinai, ir nesunaikins tos kančios to kūno, nes jau viskas jisai prisikėlė, susijungia ir turės kentėti amžinybėje. Ir prie viso šito, sakykime, prisideda vaizduotė. Tai aš į tos pragaro vaizduotę mane pastumėjo mano pačios tyrimai susiję su sienų tapybos Trakų bažnyčioje atidengimu, kur man, kaip dailės istorikiai, didžioji nelaimė buvo dėl to, kad tai, kas atrasta Trakuose, yra rojaus dalis. Va. Nes šiaip visam, jeigu palygintumėm dailės istorijos knygų lentynas ar publikacijas, kurios susiję su rojum ir pragaru, tai rojaus vaizdinyje gal ir ištemptų iki kokio 1% publikacijų. Užtat pragaras yra čia, tai pasireiškia ir vaizduotė, ir raiška, ir visi kiti dalykai, kas kelia dar vieną klausimą, kad labai sudėtinga įsivaizduoti ir pavaizduoti tai, kas yra gerai. Ir lakoniški tie aprašymai Edeno sodo, nieko netrūksta. Visada visi ten medžiai auga tuo pat metu, žydi tuo pat metu, vaisius veda, dvelkia malonus vėjelis, visi lygūs, visi. Tai aišku, Viduržemio jūros kultūros aprašymai, bet žiūrėkite, jeigu galiu įsiterpti. Kokią mes čia turim paradoksą, reiškia, vis tiek didžiausias, kaip ten bežiūrėsi, bet ant viduramžių kultūros pastatytas kūrinys, Dantės dieviškoji komedija. Vėl visi nevaskaito pragarą ir atsimena dorėjų iliustracijas, kaip ten gerklę kandžioja, taip erotiškai ten kažkoks jaukas ir taip toliau, bet šiaip bendra nuomonė, kad elegantiškiausias, giliausias ir žaviausias yra rojus. Ne veltui Dorothy Sayers vertė rojų į anglų kalbą. Ir kai skaitai, staiga supranti, kad iš tikrųjų kiek ten yra visko. Ir čia gal yra tas įdomumas, kad tik toks žmogus kaip Dantė galėjo nupiešti rojų, kur yra ką skaityti. Taip. Nes pragara tai ką, teple prieš tai tau jau yra. Oi, bet mes, kas yra paradoksalu, man, kad dailiai mes neturim rojaus analogo Dantį. Praberto. Taip, bet tai yra, bet vis tiek. Čiurlionis biški. Čiurlionis jau šiek tiek. Juokauju šiek tiek, bet taip. Bet tai šiek tiek yra, bet vis tiek to tokios geros vaizdinyjos, sakykime, stokojame. Yra ir epizodų, sakyčiau. Yra daugiau jo, bet šiaip aišku, sakau, vizualiai labai sunku, nes čia reikia šviesą. Visais įmanomais Dantė ką sugebėjo. Iš tikrųjų, ten yra šviesa visais įmanomais, būtent sakytiniam kūriniai, atspalviai, šviesos kažkokia žaismas. Tai čia, man atrodo, yra ta sunkienybė dailininkui, kuris, nežinau, kaip čia tą rojų gali pavaizduoti. Tai net ir Mikelandželui sėkmingiausia buvo patį išvarimo momentą pavaizduoti. Jauti, kad ten gerai buvo, bet liūdesys. Jo, tas liūdesys, kurį ten. Apleista. Tai šitoj vietoje vėl, taip, mes sakysim tą rojaus vaizdinyje, jos visada siekiama. Visur to išganimo, kad štai jau dangiška Jeruzalė ir tas amžinybės auksas, jaspio sienos, visa. Bet paprastoji vaizduotė tokia, galbūt ne pačių iškiliausių, ne Dantės kalibro menininkams, tai buvo našiausia su Praga.
nes tam tai jau gali pasireikšti. Kaip gali būti blogai, tai visi puikiai tai žinojo. Ir dar gali suvesti sąskaitas ne tik tai tuo, kas parašyta tenais 7 skyriai už 7 didžiasias nuodėmes ir taip, bet ir atrasti kankinimo būdus ir vienokius ir kitokius. Jeigu padarai sąžinės nuodėmę, keliausi į skyrelį pas niekada nepavarkstantį kirminą ir graušis tave visą amžinybę. Jeigu ten buvai apsiryjėlis, tai visada žinosi, ką tai reiškia nuolatinis alkis ir troškulys. Visas kompensacija. Ir šitoj vietoj čia dar įsiterpia dar vienas dalykas, kas yra tupus, tai va tie mišrūnai. Nes rojui nėra mišrūnų. Gerai. Pagrindiniai mišrūnai, chimeros, ar kaip jas pavadinti, yra svarbiausios rojaus būtybės, kerubai. Priminsiu, tai Ezekielio tas Dievo vizija sosto, ir paskui apokalipsės. Ir paskui jie tapo, kaip visi čia žinome, evangelistų simboliais. Ir tai yra, kaip evangelistų juos labai dar menkais mišrūnais vaizduoja, bet kai skaitai Ezekielio aprašymą, tai matai labai aiškiai ten ir tos keistos kojos tokios nesuprasi kokios. O dar šalia ėdantis gal ratai pilni akių, kur net nieks pavaizduoti, kas ten. Diureris bandė pavaizduoti. Tokie groteskiški išeina, bet skaitai jo įspūdinga. Bet šiaip mišrūnų, šia prasme rojuje mišrūnų yra. Turi, bet ir jie tokie baisoki. Baisoki. Tai mes galime mišrūnų ir angelą vadinti. Taip. Jau veda, tai šia prasme, bet tokių, sakykime, ar apokaliptiniai gyvūnai yra rojaus personažai visi. Dar drįsčiau. Ne, tai aišku. Ne, tai pagrindinė, sakau, tikrai, ten tokių jų nėra labai daug, bet yra tas avinėlis gan baisus. Avinėlis, taip. Reikia pasakyti, pats nekalčiausias gyvūnas, nuo kurios slepiasi, atsimenat, apokaliptėje. Slepiasi griūki ten mūsų kalnai. Ir tas paradoksas, tai kaip tik tą baisybę išryškina avinėlio. Avinėlio, jo, ir kad jisai... Ten, 7 ragai, ten jo kokie, tai čia smulkmenos. Ir tai, kad jis taip ir užmuštas ir veikia. Tai va. Va šitas, tas gyvas, negyvas. Tai šia prasme pragaras turbūt yra tokia inversija rojaus vėl. Tai turėtų būti, nes jame jau tie mišrūnai pasidaro funkcionalūs, nes jeigu sakytumėm, ar apreiškime Jonui apokalipsėje ar kitur, tai mes turime šiek tiek, ta jau grėsmė ateina, bet pagaliau jau visi antspaudai sulaužyti. Jau atskiriama, kas dora, kas pikta, dangaus skliautas suviniotas, laikas panaikintas, ir pasiskirsto pasaulis į 2 tokius veidrodinius atspalvius. Ir šitoj vietoj mes turime jau kas gera, tai visiems gera ir gražu, o kas pikta, tai tada ta piktoji amžinybė, kur ir prasideda, sakykime, visi kankinimo džiaugsmai, nes išties vaizduotė labai kurstė ir pavaizduoti feik tai bus daroma. Ir kada, ir taip pat yra galimybė suvesti sąskaitas, sakykime, su savo tam tikrų istorinių laikotarpių, tai žinome, kad jeigu jau kokioj karo situacijoje esi apgultas, tai nebegali apsiginti, bet užtat gali visus savo priešus į pragarą sutupdyti, arba netgi man labai yra patikęs Bačkovo vienuolyne Bulgarijoje,
kur pragare sėdi tas smuklininkas, kuris vyną vandeniu per daug atskėdė. Va. Tai tokios visos aktualijos gali sueiti ir čia atsiranda tas, kad ne tik tai, sakykime, tos tokios kančios ir nuožmumo vaizdas, nes turim pripažinti kad viduramžių kultūra buvo žiauri, o kankinimai ir baisybės teikia pramogą. Bet Giedrė, aš galvoju, kaip tik visai neseniai žiūrėjau kažkokį veiksmo filmą. Jeigu išgrynintum tai, ką mes turim populiarioje kultūroje, tai baisybių, kankinimų ir visą kitą. Aš nekalbu apie siaubo filmus, bet tiesiog normalūs ten kokie veiksmo filmai, arba net ir, kiti yra šiaip, kaip amžinatilsį Belataro, tai žiūrovų kankinimo, tai čia atskiras žanras dar. Bet jeigu rimtai kalbant, tai vis tiek ta gąsdinimo ir kankinimo ir žiaurumo kultūra, jinai kažkur labai giliai yra. Nėra čia toks nors vien tik viduramžių civilizacinis toks kažkoks. Ne, tai jokių būdų. Aš tik tiek, kad mes dabar turim kitų raiškos medijų. Ir džiaugsmas yra turbūt būtų tai, kad dabar baisybės yra kare. Tai tą reikia pripažinti, yra ant žemės ir jos tikrai baisesnės už baisumą, bet turbūt gyvenom dar daug ilgai tokių laikotarpių, kur didžiosios baisybės buvo perkeltos į ekranus. Iš ne linčo teismai gatvėse, nepasižiūrėsim, ką nukirzdins, ką pakars, ką sudegins, kur eina smalsuolių minios ir visokie po to vyksta, ką net pasakojimai, tai kad yra, kad siaubas gundo, tai irgi yra teologinė ištarmė. Ir mes su ją bandom dorotis, iš esmės ją iškeldami vis labiau į vaizdavimo ir vaizduotės sritį, kultūrinė, iš fizinės tikrovės. Platonas Valstybėje rašo apie tai, kaip eidavo žmogus iš darbo į miestą kiekvieną dieną ir vis gundė į priešų, valstybės priešų lavonus pažiūrėti. Ir galiausiai jis išplėtė akis, sakė, rykite besotės, žiūrėkite. Ir tai yra iš tikrųjų tas toks momentas labai stiprus. Noras žiūrėti į tas baisybės. Taip, tai jisai yra tikrai ir dar kitas dalykas, tai mes turim ir ką ypač, sakyčiau, kiek šitos parodos kontekste, tai perteikė artimai žiūrai skirtos iliuminacijos, rankraštininkų iliuminacijos, ne tiek, sakykime, ten tapyba, kurios čia atskira ten būtų, kiek, pavyzdžiui, yra matomas kokiam 15 amžiuje altorinis paveikslas, fiziškai matomas, su savo apšvietimu, su savo visom ten žvakių šviesoje, labai žemo, raudono spektro ir panašiai. Tai matomas tikrai prasčiau negu šitam apšvietime yra matoma. Bet artimai žiūrai skirtos iliuminacijos jos sugebėjo estetizuoti siaubą, padaryti jį dar ir labai patrauklų. Ir su savo, sakykime, jau kalbant apie vėlyvuosius viduramžius, kurie ir Monikai labiau imponuoja, ir galų gale vaizdinis paveldas yra kur kas gausesnis. Čia priminsiu skliausteliuose, kad iki 13 amžiaus vakarų Europa praktiškai neturėjo molbertinės tapybos. Kol neužgrobė Konstantinopolio ir nepaplito visokios ikonos, tai pagrindinė tai buvo sienų, bet tai yra sienos dalis, nesvarbu kokia technika jau tam būtų atlikta, ir iliuminacijos knygų. Tai šitoje vietoje paskui, žinoma, ir su aliejinės tapybos atradimu ir kitką, ta tapyba labai įsiveržė, bet tai jau yra tas ribinis laikotarpis, kuomet jisai skatina žiūrėjimą, matymą,
galų gale jis skatina meistrystę paties amato. O iki tol, tai mes turim tą nuostabų laiką, kad artimai žiūrai, infinai žiūrai yra atversta iliuminacija kodekse. Va, ir ją gali kontempliuoti ilgą laiką, nes vėlgi įsivaizduokim tą dalyką. Tuo metu žmogus skaito balsiai ir ne visada skaito pats. Dažniausiai skaito ją ir tada arba kartoja tai, kas yra išmoktas. Tas skaitymas yra veikiau nuoroda pakartoti mintinai, kas yra išmokta. Va, ir atitaria, ieško savo balso įvaizdinimo iliuminacijos. Mes aišku kalbam apie labai turtingai sluoksnį, knyga yra prabangus dalykas ir jeigu tą įtraukiantį čia žiūra, jinai, ir staiga ten baisybė kokia tampa labai patraukli. Va. Tai jau žinome nuo Švento Bernardo laikų, šventas Bernardas turbūt gausiausiai mums yra palikęs visų. Kaip jau jūs sakė, jeigu negalite atsispirti šitom pagundom, tai pagalvokit bent apie kaštus. Va. Ir šitoj vietoj mes turim tą liniją, kuri, iš esmės vėlgi, viduramžiai galbūt nieko vaizdinės sąrangos prasme neišranda, tik tai įtaigiau pakartoja. Va, kas jau buvo antikoje, priartina, mes artimai žiūrai, bet dar ką padaro ypač vėlyvųjų viduramžių dailė, tai jinai pasodina žiūrintįjį padaro matančią. Aš turiu minty portretus užsakovų, kurie mato save matantį. Nutapo šitoj vietoje portretinė dailė, iliuminacijos, mes atsiverčiam ir tu turi knygą, tada toje knygoje matai save tapytą ir matai, ką tu pats žiūri. Va. Dar antras dalykas, ką padaro, dar vienas žingsnis, kad jinai sugeba sekančioje miniatiūroje pateikti, kad tu jau iškeliavęs ir atsiradęs tarp dalyvių. Tai tą lango metaforą čia mes matysim, pavyzdžiui, Žano Fuke iliuminacijos, kur prie lango sėdi donatorius, žiūri jau tenai į gundymo scenas, o sekančioje miniatiūroje tik tai tos pagalvėlės prie lango jau likę ir jau pats tasai užsakovas jau save mato patalpintą tarp gundymo scenų durų ir jis jau pats tampa subjektu tų visų aistrų. Ir dar toliau jau jisai įtampa, sakykime, vienu iš herojų, jisai įsijaučia tą galią. Ir šitoje vietoje mes turime tą pagrindinį vaizduotės ugdymą. Va, kai šiandien vėlgi grįžtam prie ekranų ir matom filmą ten N14, tai ar kokia su kita perspėjimu, tai nėra to, bet kad mes jau žinome vaizdo ir vaizduotės apykaitą, kad vaizdas gali paveikti vaizduotę, ir iš kitos pusės vaizdų gausa, mums tą vaizduotę ir formuoja. Tai šitoj vietoje turbūt vienas iš, santykio tarp vaizduotojų, tai tada toksai klasika dailės istorijoje būtų stačiatikių ir katalikų ginčas. Kuomet, sakykime, stačiatikiškoji doktrina, ypač po to vadinamojo stačiatikybės triumfo, įveikus jau ikonoklastus, manta, kad vaizdas turi vaizduotę kontroliuoti.
Ir jos kanonizuotas, pakartotas, tik tai toks ir visada yra patvirtinimas. Iš kur žinai, kad vizijoje tave šventas Demetrijus aplankė? Todėl, kad jisai toks kaip ikonoj. O kodėl ikonoj toks šventas? Dėl to, kad aš jį atpažįstu iš vizijos. Yra toksai šiek tiek uždaras ratas pakartojimo ir įtvirtinimo. Tuo tarpu katalikiškame dailėje atsiejai. Vaizdas yra suvokiamas kaip komentaras ir kaip tam tikras teksto plėtinys, ne visada pavykęs, kaip sakysim, su gerai paminėta Dantės rojų, niekas gerai rojaus neįlius. Tai Botičelis beviltiškai. Taip. O tai kas? Iški nebelė kas? Kas, ne, tai taip. Tai šitoje vietoje ir jis prasideda, vaizdas tampa penu vaizduoti. Gal Gento altorius, bet ten irgi toksai pionierių įtmetys, gražiai sustatyti visi. Šiaip tik įspūdinga ta pati detalės viską. Taip, ir aišku, mes tada su Gentu mes turim suveriamą altorių. Taip, irgi niekas dieną rodo. Taip, jisai, kuris pradeda mums turėti kintančio vaizdo galimybę. Tas apskritai, tai vėlgi nuo tų Viduržemio jūros pakrančių ateina to judančio vaizdo ilgesys. Ne veltui tenai Dedalas ir Ekaras, ar ten Pigmalionas jau. Kad atgis, pajudės, pradės, bet po truputį, sakytim, pirmą nuo tų iliuminacijų, kur keičiasi vaizdas, kur tu pats judi. Nuo didžiųjų ciklų, kur eidamas aplinkui pamatai, galiausiai jisai gana mažam, bet visuotinai prieinamam formate, taip pat sudaro atveriami altoriai. Jisai išpildo tą ilgesį, kad tu gali per liturginius metus atsekti vaizdų kaitą, kurie iliustruoja būtent tą aktualią dalį, ir paprastai jau triumfas bus per didžiąsias šventes. Atversime visus sparnus ir pasimatys. Tai šitas kaitos galimybė, jinai aišku, mes esame išpuikę, kaip matėme studentų altorių. Kai pagalvoji apie 15 pradžios žmogų, tai jam tai viešai tai pamatyti. Yra išties stebinanti dalis ir pamatyti besikeičiantį vaizdą gana stabilioj situacijoje. Kaip Vytautui atrodo šitą? Nelabai daug ką galiu pridurti, kažkodėl prisiminiau istoriją, kad Aušros vartų paveikslas paprastai būdavo uždengtas užuolaidėlėmis. Sako, kaip Pilsudskis pirmą sykį atėjo, nepavyko atitraukti užuolaidėlių. Tai čia šiaip tik tais, bet šiaip jau, man atrodo, tas labai įdomu ir vis tiek aš noriu, kad mes ir Moniką čia kiek nors pagirtumėm, nes dabar čia labai mes taip moksliškai viską. O Monika sėdė ir laukia, kada čia pradėsim girti, išeis paskui visi įvūsi. Atims visas dovanas. Tai man atrodo, kad Monika pagavo vieną dalyką, kas vis tiek yra truputį kitaip žinoma, bet būdinga, tai ta vaizduotės apstas, ta gausa, kiekvienas, kas buvo kokioje geresniai katedroje viduramžiškoje, tai mato, kiek yra visko. Ir beje, kas yra vis tiek įdomu, man atrodo, kad tas siaubas vis tiek yra kažkokiu rafinuotų būdų ganėtinai neutralizuojamas, ypač liturginėje erdvėje. Nes visos tos baisybės, kurios katedroje yra pavaizduotos, jos tokios, komiškos biški. Nevykusios tokios karepliškos, prislėgtos, ten įkištos į kokį nors kapitelį, ar dar kažkur. Tas visas momentas rodo, kad nėra tas absoliutus triumfas galutinis kažkoks blogio. Šitas, man atrodo, yra svarbu. O kitas dalykas, kas man atrodo čia svarbu, tai kad Monika irgi taip kažkaip, jinai būtent labai viduramžiškai, geriausia žodžio prasme visą tai suvokia. Ir kitas dalykas,
ta, sakau, gausa, kad tai nėra vienas, du, o tai, kas atsimenu, ir Varnelio muziejų, ten iš vis bažnyčia grina padaryta buvo, jos gebėjimas tai kažkaip suvaldyti tą visumą ir kaip pasakyti, joje aš manau, dabar čia labai filosofiškai, pompastiškai pasakysiu, bet atsispindi viena Pragaro ypatybė. Tomas Akvinietis yra išaiškinęs, kodėl Dievas nesunaikina nusidėjėlių. Nes būtis vis tiek yra geriau negu nebūtis. Ir pragaras, būti pragare yra geriau negu būti sunaikintam. Negu išvis nebūtų. Tai tas, tai va, negu išvis taigi. Ir tai yra tas toks, toks paradoksalus optimizmas, kuris spindi iš to viso grotesko, viso to keisto, bet žavinčios spalvos, rūpestinga aukščiukais, libriukai ir tas. Iš tikrųjų, turbūt galima sakyti, jau arti tikrųjų miniatiūrų pedantiškas, preciziškas, be galo rafinuotas atlikimas, kur visi brūkšneliai suskaičiuoti. Ir tas daro didžiulį įspūdį. Kartais Monika įdeda į Instagramą ar kur savo kūrybinį procesą. Ir matai, kaip jinai vis labiau užpildo erdvę, senokai jau mačiau, bet tikrai užpildo erdvę, tai savo, reiškia, inkrustacijom tiesiog norėtų susakyti. Ir šitas, man atrodo, ją daro tokia, dabar jau pradėsiu girti tikrąją meistrę. Tai va čia yra tas vienas, kad, sakykime, meistrystės klausimas viduramžių dailėje yra, ne tik vidur, iš esmės iki pat jau modernybės. Tai vis tenka priminti, dar dėstant studentam, tai čia irgi neįsižeiskit, kad primenu, kad šedevras tai nėra kažkoks ten originalas, ypatingas, nepakartojamas ir taip toliau, bet tai yra meistro darbas. Va. Ir tuo būdu tampa nepakartojamas, nes meistro darbą pakartoti neįmanoma. Nes jis yra kvalifikacinis. Kiekvienas meistras daro savaip jau viskas. Sakykim, va šitoj vietoj ne visai sutinku, nes tai, ką mes iš vokiškų, ypač šaltinių, turime Meisterstück. Tai Meisterstück yra gildijos dokumentuose, tai kad tada, kai pameistrys atliks pagal visas cecho taisykles šitą darbą, jisai galės tapti meistru ir steigti savo cechą ir savo gildiją. Bus taps savarankiškas. Tai jame yra labai teisingas, amatininkiškas visų dėmenų išmanimas. Taip, bet čia yra tas toks platoniškai, kai tu per individualų tokį darbą atskleidi kažką, kas visuotina. Tai čia turbūt tikro meno yra dalykas. Šio laikinio nebūtinai, aišku, čia. Mes labai pavojingai čia gali pat mus priimti. Tekom į labai pavojingą teritoriją. Nesakyčiau, tai va tas, bet yra, visur yra koks mūsų santykis su amatu. Va. Ir kada tas amatas sugeba save patį pranokti, kada mes dar pridedame kažką tai daugiau to, ko nebuvo. Sakyčiau, šiandienos kultūroje, kadangi mes tiek turime tų visokių įrankių, pagalbininkų ir taip toliau, tai yra, va, kaip Monika yra dedikantė darymo paties to savo meistrystės, jos gludinimo, bet ištikęs tas dalykas, pavyzdžiui, medicinoje, kur yra kažkas tarp labai profesionalaus, intuityvaus, labai tikslingo, atradimo, kas tinka tik tai tame tas gydymo menas tikrąja šita prasme, turbūt mūsų kultūroje jau yra labiau gal pažįstamas, žinomas, negu dailėje, kuri, įgauna visokių techninių pagalbininkų. Va, ir nebe visuomet to darymo savomis rankomis
reikalauja. Bet kas yra bėda ta, kad tais pagalbininkais nelabai išeina ką padaryti kartais. Ir vis nenoriu, taip sakant, dabartinio meno tik nors kritikuoti, nes ir pats jį pasikabina ant sieną. Bet apskritai imant, tai ta meistriškumo klausimas, jis išlieka kaip iššūkis vis tiek. Taip. Vis tiek tu negali, čia gali, tai o ką, tai visokius irgi naudojo kameros, kuo kitokius ten, tie patys renesanso tapytojai ir visa kita, bet vis tiek ne ten juk esmė. Ir iš to ten matosi, kad ten linijos nubrėžtos yra. Bet padaryk tu visą tai vis tiek ir va čia. Ir padaryk, ir taip, kiek mes esam išmokyti matyti, kaip mums, sakykime, žvilgsnis tampa mūsų, tai kaip mes matome, yra sukonstruota ne tiek mūsų regos optikos, o tiek kaip mes buvom išugdyti žiūrėti. Tai jeigu prisimintumėm, kad ir 4. Laterano susirinkimą 1215 metais, kuomet tiesiog liturginė reforma, ir nusprendė, iš kurios pasekmė yra monstrancija. Kad vietoj to mes Dievo kūną staiga pamatome, sekame rega ir dalyvaujame žvilgsniu. Tai nuo šito iki paskui kito žingsnio jau linijinės perspektyvos geometrinės, kuri mus paverčia visus vienakiais ciklopais. Bet manęs nemoka suvesti 2 akių geometrijos, varo vis tiek, kad mes tarsi būtumėm vienakiai ir galiausiai mes taip ir matom. Ir tik tai tas anekdotinė situacija su kuo tenais Olandais, Japonijoje ar kuo, kurie nupaišo perspektyvoje dėžę, o japonai žiūri ir sakė, iš jų reakcija, kad kažkokių labai keistų kreivų dalykų nori šitais diepirkliai, kad supakuot, nes niekad nėra to matę ir tai nėra išugdyta kultūriškai. Tai va šitas niuansas, sakykime, jisai svarbus. Ir tai, ką mes matome Monikos parodoj, Kristijono parodoj, yra tai, kad mes matome savo kultūriškai išugdytą regą. Net nepaisant to, kiek iš mūsų sėdėję, turbūt mažai kas yra apskritai vartę originalų viduramžių kūrinį. Gaila, nes ten yra labai svarbus dalykas masė ir taktilika. Kai tu realiai matai. Kai tu realiai ir... Ką reiškia mišiolas senasis. Taip, ir pergamentas. Pergamentas, taip, tai yra. Kurią tu negali, ką atveža tau ant bibliotekoje ant ratukų ir dviese mes užsikeliam ant stalo, nes vienam žmogui sunkoka būtų šitą kūrinį perkelti. Tai jau išėję, sakysime, kiti dėmenys fiziniai, jusliniai, tai yra svorio, tai yra tai, kad pergamentą čiuopti jisai ne popierius. Aš kažkada buvau iš restauratorių atsivežus studentam duot pačiupinėt, bet taip ir iščiupinėjo tiek, kad išdingo visas mano kalnelis jau pergamento gabaliukų, bet tai yra, pajusti, jisai tokios turi, net sakysim, tokio kaip plona skarda turėtų, tokio kietumo kažkokio. Bet jis lankstus yra, čia yra tas įdomumas, kad nelūžinėja. Taip. Popierius jau šiuolaikinis, tai jis gali lūžinėti, o pergamentas jis visą laiką išlaiko plastiką, kad tas yra ypatingas toks. Tai visam šitam, tai mes, sakysim, aš dabar prie ko vedu, kad daugelio dalykų mes, jeigu specialiai originalų matėm arba per stiklą nečiupinėjom, kai ką matėm iš reprodukcijų. Per stiklą net geriau, kartais net gali tada ir nes neleidžia niekas. Su visom ten pirštinėm apsaugom ir ką tai. Bet atėję į parodą, atpažįstam
akysim, kaip savo kultūros tęsinį, kaip esame išmokinti tai pažinti, nors turbūt, kas ten, sakysim, specialiai kultūros ar dailės istorijos nestudijavo, tai netgi, net nepasakytų, iš kur aš tai žinau, kaip aš tai atsekiu. Tai šitoj vietoj dar yra vienas toporas, kad mes kaip sugebam diskutuoti, sakysim, ir naujai perdirbti tai, kas yra, tarsi visuotinai žinoma, mūsų kultūros areale, nesakau, kad galbūt globaliai, ir tai, kaip tai, kas visuotina per Monikos tarpininkavimą, tampa asmeniška. Kas yra vienas iš svarbiausių, mano manymų, dailės užduočių, nes vėl grįžtu, tolstu kažkaip nuo pragaro, bet nuo vaizduotės tai ne. Ne, tai neįmanoma, bet kas čia vaizduotė labai gerai, tai bet kokiu atveju rojaus dalis šventieji. Nes tai iš tikrųjų jau ten gali parodyti visą virtuozišką. Pradedant dvasinį ir baigiant visiškai fiziologiniu tokiu santykiu, tai jau iš tikrųjų ir, kaip sakyti, ir rūbų gražių gali nupirkti. Visko, ko tik tais nori. Bet ten jau gali, tai grįžtu prie tos visos kilpos, sakykime, vaizdo ir vaizduotės, kad per Monikos darbų tarpininkavimą, sakykim, jie tampa mūsų vaizduotės užkratu. Mes vėl pasipildome, nes turbūt mano toksai kaip dailės istorikės kredo, tai būtų, kad vaizdo įtaigą gali pamatuoti tiek tavo sąmonės plotu ir trukme. Kiek ilgai įsisėsis tau į smegenis ir kaip giliai. Tai jeigu šito negali atsikratyti ir pamiršti, arba nori jį turėti, tai yra, sakykime, vaizdo paveikumo dalis. Ir tada tie vaizdai ima mūsų vaizduotėje gyventi. Ir mes tampam tarpininkais. Tarpininkaudami tarp savo kultūros istorijos žinių, tarp tai, ką mums Monika sugrąžina akistaton, ir tai, ką ji pakeičia. Šitoj vietoje, aš manyčiau, irgi dar yra vienas dalykas, kuris rodo tą, klišę, sakysiu, testinumą ir kaitą. Viskas. Bet gyvenimas toks yra. Duosi čia pabėgti. Niekur tu čia labai neįeini, nes taip kaip ir, sakysim, ta pati viduramžių dailė buvo savalaikė. Taip ir šiandieninės meno parafrazės arba jos ištakos, jos yra irgi savalaikės, pasinaudodamos žodynu visam ir jį perdirbdamos. Monika tarpininkauja tarp, viduramžių vaizduotės ir mūsų, nes mano, tai, sakykim, vienas čia galėtume tarp visų mišrūnų, Monikos darbuose labai dominuoja beveidžiai. Tai šitas beveidystės dėmuo, jisai tampa užduoti mums patiems. Mes, sakysim, ko negali įsidėmėti, ką gali primastyti. Tai beveidžio klausimas yra labai šiuolaikinis žingsnis į tai, ką viduramžių meistras neleistų sau padaryti, bet viduramžių vartotojai leisdavo. Tai, jeigu vartai tikras jau viduramžių originales knygas ypač, tai labai dažnai randi beveidį Jėzų. Tai tas beveidis Jėzus yra ne dėl to, kad jį tokiu nutapė, o todėl, kad kiekvieną sykį jį atsivertę pabučiuodavo, ir taip per kokį 100 metų ėmė ir nuvalgė.
Visa. Tai šitoj vietoje, bet iš pačios tokios, viduramžių meistro, sakykime, ugdymo, tai, ką tu turi padaryti, beveidystė yra negalima, nes ta beveidystė yra kaip identitė. Arba tu, jeigu nenori rodyti veido, tu jį tada turi ten užgobti, paslėpti, dar kažkaip. Bet iš mūsų, sakysime, yra, sakysim, tas beveidžio žmogaus jau modernybėje sukurtas, to, kurio neįsideni, kuris kažkur yra, atlieka ir jisai, yra tam tikras ir grėsmės, ir užduoties pavidalas. Iš vienos pusės to, ko neįsideli, tarsi negali, iš kitos pusės užduotis savo pačiam, tai būda suteikti veidą. Ir suteikiant tą veidą, suteikti individualumą. Tai šitoj vietoj, sakysim, to skirtumo, apart ant visokių ir atominių dėmenų ir kitų, kurie ateina iš tos pačios grėsmės pavidalo, tai aš sakyčiau, man beveidystės užduotis kaip, tam tikro mišrūno, kur jeigu apokaliptiniai visi pridaugindavo akių, ragų, kailių ir viso kito, tai Monika čia dirba su saiku, atima kažką tai iš mūsų, bet tas atėmimas yra ir pasitikėjimo žiūrovų gestas. Aš taip manau. Nežinau, gal reikia Monikos paklausti, jinai sėdi, šypsosi ten prieblandoj. Kaip pačiai tas beveidystės, nekonkretumo, sakykime, pajungimo tam tikram, siužetui, bet ne individualumui. Visai kitaip pasakys, ką mes tada darysim. Paslėpsim į skostalį? Nereikia jai leisti tai. Neleidžiam. Ne. Čia dabar. Tik vieną dalyką noriu prisiminti, ką žinom, kad Liuciferis tai buvo pats gražiausias angelas. Tai Lucifer, šviesą nešantis. Tai fosforas, tai jeigu taip žiūrint, tai iš tikrųjų tas demoniškas tas veido praradimas, jis labai natūralus jau yra. Bet vis tiek, galvojant apie tokią, kaip sakys, kaukės fenomenologiją, tai tos visos demoniškos vėlgi viduramžių grimasas, tai jos tokios yra kaukinės. Taip. Ten po jomis vis tiek veido tai tikrai nėra. Po jomis neturėtų. Tai už tai neturėtų būti, taip sakyti. Nors folklorui nėra tokių dalykų, kur demonas tikrai ten turi akis ten kitoj galvos pusėje, dar kažką tokio, ta prasme, kad tas veidas, tai čia tai Monika, galima sakyti, beveik taip ir kaukės nuplėšė dar. Nuo demonų. Tai čia įdomu tikrai. Labai geras pastebėjimas. Tai taip, kad antai vis tiek neišeina iš galvos, sakau, tas toksai spalvinis turtingumas. Vis dėlto šiais laikais ir dar Lietuvoje, kur menininkai visi dar Narso laikų turbūt įpratę paišyti dviem spalvom, kažkokia žalsvai ruda ir pilkai ruda. Ir kažkaip taip staiga, toks daivinantis yra. Iš tikrųjų, jisai nežinau, gal aš ir klystu, bet sakau, man lietuviškai tradicija jis toks tiesiog kaip iššūkis beveik. Taip, ir kitas dalykas, jisai, galbūt aš nesakyčiau, kad tai yra visiškai lietuviškoje tradicijoje. Turim mes tos iš modernistų laikotarpio, tai tikrai aktyvios, spalviškai, tik tai yra klausimas turbūt paletėje. Toj fizinėje paletėje. Ir ko tu sieki, tai šitoj, sakykime, jeigu tokioj
dominuojančioj turbūt tapybos tradicijoje, kuri tapyba, kuri tepa. Taip, aš ją apibūdinčiau, jinai tepa, dažo tirštį, jinai ieško pigmentų tarpusavio persisluoksniavimo. Tai ta spalva, jinai yra tik tai priemonė įspūdžiui. Nėra tos grynosios, sakykime. Reikia, kad tiek nesureaguotų tarpusavį pigmentų ir saigiai. Tai plonas sluoksnis atlyva, to vienas sluoksnis pradžiuvo, kitą užtėvai persišvies, kitas, čia ką lieka. Tai Movikos darbai išties turi tą tokio viduramžiško ir santykio su spalva, nes jeigu skaitai viduramžių tapybos vadovėlius, tai tik nesupainiok pigmentų. Nes kur? Pigmentą eini nusipirkt pas vaistininką, vaistinės juos parduoda, nes tai yra tas miltelių ir smulkinimo ir viso kito. Tai kad jau kai eini, tai neškis atskirus indelius, kad tik tai išlaikyti spalvos grynumą. Kad tik tai tą, ką Vytautas ir užsiminė, tą apstybės klausimą per skirtumą, kad tu gali visą paletę sudėlioti ir ten sugrūdai vieną, tai jau tik, kad tai šitoje vietoje to spalvos, sakyčiau, nemaišymo, pasitikėjimo grynų, nors ten pamaišo, bet mus lengvai apgauna, jinai vis tiek mes priimame tą. Irgi yra labai toksai amato ir pasitikėjimo tais pačiais pigmentais, pačiu paviršiaus medžiagiškumu, kuris taip džiugino. Tai galėtumėm eiti per šitą parodą pasiėmę ypač vėlyvųjų viduramžių prancūzakalbius, dar šiek tiek jau būtų visai pabaigoje, tai net ir olandų meistrų tapybos vadovėlius, kur tas spalvos grynumas išlieka, kuriems, kad užtepiau ir liko. Ir liko, baisu žiūrėti, matai, 700 metų knygai, beveik 600 metų, ne, atrodo kaip vakar nupiešta. Čia kam teko matyti originalus, tai reprodukcijos neperteikia to. Jau atrodo ten kažkaip neįtikėtinai, bet iš tikrųjų neperteikia visiškai. Jeigu gerai saugota knyga, tai visiškai taip pat išliko čia tas žodis iš tikrųjų labai svarbus. Kad išliko, kad gerai padaryta. Ir dar aš visgi sakyčiau, kad šiek tiek mes turbūt turim apšvietimo privilegiją, lyginant su viduramžiais. Turim tą nuostatą, kad šviesa naikina, nors kolegos restauratoriai dažnai sako, kad ne tiek šviesa, kiek atmosferos sudėtis. Tas atvertimas, jisai ne pats šviesos spektras suėda, o tai, kad mes juos laikom su savo visom rūgštim, kvapais ir taip toliau. Bet vėlgi grįžtu prie to, kad tai, kaip mes matom šiandien, sakykime, viduramžių dailę, tai mes ją matom tikrai ne jokią metaforą, o labai fiziškai ir konkrečiai kitoje šviesoje. Mums reikia mūsų šviesos apstybė, kokią mes šiais laikais turime, jinai leidžia jį pamatyti ryškiau, aiškiau. Jeigu mes tą pačią miniatiūrą žiūrėtumėm prieblandoj su žemo intensyvumo žvakės, aliejinės lempos šviesa, taip, tai mums auksas labai suspindėtų, kas auksas ir raudona. Šitoj visos mėlynos taptų pilkomis. Visos apame. Tai jos priartėtų prie tos charakteristikos apie lietuvių tapybą, kur čia jau anksčiau. Galvoju, o purpuras, tas violetas vadinamusis, kaip atrodytų? Jisai papilkėja.
papilkėja šiek tiek, nes mes turim bangos iki, kas eina, nes violetas jau eina, jau aukštėja, jau jam reikia intensyvesnės šviesos, tai va šitos žemo intensyvumo jos labai gražiai atspindi visas tas šiltas toksai geltonumas, raudonumas, ir tada visos kojos jos nublunka. Ir tai mums aiškina, kodėl taip reikia aukso. Šito viduramžių dailėj, nes jis tiesiog ir jisai negenda, pasakyti, nieko jam nenutinka, nesioksiduoja, nieko nedaro, nebent, sakau, kažkas nubučiuoja, nuvalgo, nutrina, nubyra, iš kitos pusės jisai atsako į šviesą. Ir va to švitėjimo, kurį vėlgi galim pereiti, turbūt sakyčiau, moterų mistikių tekstuose labai atsiranda, ir mes turime jau, einam į vėlyvuosius viduramžius, kaip apibūdinti viziją. Tad mes jau turime, čia dažniausiai raštingos pasimokę vienuolės, kilę iš aristokratiškų šeimų, kurias jau šeimos atidavė už išganymą vienuolynai, ir jos patiria vizijas, ir jos mums sako, kad pirma, kas ta vizija, tai atspindys. Jos ją pamato kaip atspindys ir bando paklausti, kaip, tai taip, kaip knyga sužvilga auksu. Taip ir aš sapne pamačiau, ir paskui jau eina visos kitos juslės. Išgirdau skambėjimą ir jau galiausiai pajuntu išganytojo kraujo skonį burnoje, vadinasi, tai jau yra malonė. Tai dar vienas dalykas, ką vaizdas, sakysim, sugeba pažadinti visas juslės, įtraukti ir toj vizijoje, kiek labai gero, kiek labai blogo. Tai šitoj vietoje pas mus vaizduotė sugeba sujungti visus, ir aišku, dailė, kaip anais laikais, taip ir šiais yra nepamainomas tarpininkas juslėm ir jų išraiška. Prisiminiau tas 19 amžiaus liaudiškas peklos knygas, kur tokios giesmės, kur vėlgi pragaro baisybės apdainuojamos ir raižiniai. Tokie gan įspūdingi, nežinau, iš kur jie imti, bet tikrai baisokliški. Tokie žmonėm patikdavo, labai sako. Taip. Giedodavo, kaip ten reiškia, rupūžės iš ausų lenda ir visa kita. Žodžiu, tas iš tikrųjų vis tiek grąžina prie tos baisybės estetikos, tokios, kur, jinai vis dėlto kitokia. Tas yra šiaip tai didelė paslaptis tom baisybėm, pavyzdžiui, kodėl dauguma šventųjų kankinimų paveikslų arba panašiai nėra atstumiantys. Nors, pavyzdžiui, ten, kur staiga įsiveržia erudicija ir mokslas, kaip San Stefano Rotondo, kur sužymėta, ne, tai reiškia, pjauna ausį, ten D ir taip toliau, ir ten jau tada bjauroka, reikia pasakyti, nors tapytojas geras ir viską, bet taip Bet tai čia tas jau mes pereinam tau barokiškai. Bet tai vėl. Teatriškai. Jo, bet va. Bet ten su meistrystė. Karavadžio netrukdo, ten žiūri baisybė kokia. Ta pačia šito tiesiog. Printomato kankinystė, kokia ir nuostabus yra, nieko negaliu pasakyti. Tai va čia tas yra, kad taip sunku labai suprasti, kur čia ta riba, kuri jau. Tai va, šitas momentas yra sunkus, bet, Monika gal tai, nežinau, nepaišys smulkiai, kaip ten žarnas traukia, kai pradės šventuosius vaizduoti. Tai sekančią metą. Ne, tai jos jau tolesnis etapas, tai pradės. Turėtų, kur visus suvinioja, bet ten visus ant rato. Labai gražiai ten taip. Visus ten pakepim. Visokių. Tai va, tai čia Monikos kitas etapas bus. Aš jau čia turbūt maždaug jau atvykome. Jau paplepėjom, tai gal kas tokių turi klausimų ir pasiūlymų? Ar
kontrargumentų, protestų. Nes aš va čia pasakojau su savo vienu bičiuliu, tokiu pradedančiu garsėti dailės kritikų, ginčiausi, tai jis man aiškino, kad Monika yra viena iš nedaugelio šiuolaikiškų tapytojų. Ten visokie, reiškia, nežinau, bijau kokį čia vardą galime ištarti, bet visokiam amžinatilsį, pavyzdžiui, kokie nors ten. Ką amžinatilsį? Kokie nors švieži amžinatilsį. Jie visiškai nešiuolaikiški buvo. O Monika va šiuolaikiškas. Ir pradėjo sakyti, žiūrėk, pas ją komikso principas, sakau, pasižiūrėk į antiką ir apie viduramžius, kiek tų komiksų yra pripiešta. Jau nekalbant apie ikonas, kur komiksas tiesiog privalomas. Visas gyvenimas. Tai va, tai čia irgi pakel, bet galima ir taip žiūrėti, aišku. Tai. Kažkaip. Galbūt iš publikos yra klausimų kažkokių, ar pastebėjimų? Labai gerai, tai turbūt tada ir baigiam mūsų programą. Ačiū labai pranešėjam. Ačiū Jums už kantrybę. Iki kiek vėl laukiam kitos parodos jau iš šventųjų gyvenimo.